šitas toks, čia gal 4 ar 5 kambarys. Ir pirmas, kuris turi ventiliatorius kažkodėl viršui. Netgi kelis. Ir čia yra daug vėsiau. Vis tiek gana drėgna. Gal, aišku, tik tai ne taip drėgna, kaip buvo tropinės ir subtropinėse kambariuose. Ir čia yra tokios irgi kaip primena kažką panašaus į pušis gal. Tokie kaip tos pačios rūšies spygliuočiai kažkokie. Ir čia toks jau labiau Lietuvos klimato augalų rinkinys atrodo. Ir čia yra papasakota apie va šitą medį. Ir čia rašo, kad jisai buvo numiręs, augo prieš 200 milijonų metų. Tada išnyko ir tada kažkas Amerikoje jį atrado. Nežinau kokiu būdu, gal užšalus ar kažkas tokio. Ir jie jį pasodino ir va jisai vėl auga. Parašyta, kad gali užaugti iki 40 metrų. Ir kad tiksliai jo buvimo vieta, ta originali, tų originalių medžių, kurie buvo atsodinti, yra užslaptinta ir žino tik tai vyriausybė, kur auga tie tikrieji medžiai. O, va, medžiukas pumpurus leidžia. Nesufokusuos telefonas turbūt. Pumpurai tokie vat. Jo, čia tokie spygliuočiai. Tropikuose spygliuočio realiai nei vieno nemačiau. Ten tiesiog per šilta, kad spygliuočiai būtų. Dominuoja kitas tipas.